Sveiki, aš esu Lavija Šurnaitė, įvairių laidų ir knygų autorė bei žurnalistė ir šiandien pristatau Jums laidą Saugumo iššūkiai dirbtinio intelekto akivaizdoje, su kuriais susiduria Lietuvos vyresnieji. Ką turiu omenyje vyresnieji? Tai aišku, senjorai savaime suprantama, bet turime dar tokią amžiaus grupę, kažkur nuo 55 plus iki jau to pensijinio, kai irgi žmonės ne visuomet būna labai raštingi interneto platybėse. Tai būtent su kuo ši didesnė amžiaus grupė susiduria, su kokiais pavojais ir iššūkiais šiandien ir pasikalbėsime. Pristatau savo pašnekoves. Viktorija Dičpinigaitienė, Lietuvos banko finansinio raštingumo centro vadovė. Sveiki, Viktorija. Karolina Griciūnė, Swirl AI direktorė, vadovė. Ir Aira Gecevičiūtė, Nacionalinio kibernetinio saugumo centro kompetencijų ugdymo skyriaus specialistė. Sveiki. Tai ačiū, kad atvykote. Turime kelias pokalbio dalis ir kalbėsime būtent apie tuos dažniausius sukčiavimo būdus internete ir apie tą tokią terminologiją, kuri egzistuoja ar ne internete, bet ar visuomet yra suprantama, pavyzdžiui, kad ir vyresniems žmonėms. Apie phishingą noriu pradėti su jumis kalbėti. Kas tas phishingas, kad išgirdę kažkas kažkur suprastų, kad tai yra sukčiavimas ir būtent būdingas interneto erdvei? Aira, tai kokia situacija to phishingo yra Lietuvoje? Kaip apskritai tas mechanizmas veikia? Tas sukčiavimas būtent interneto erdvėje? Tai phishingas labai paprastai yra tiesiog, kaip ir minėjot, sukčiavimas internete. Na ir tas matyti ir terminas ateina iš to, kad būtų lengviau įsivaizduoti, kaip jis vyksta. Tai iš esmės sukčiai siekia kuo plačiau užmesti tiksliau tokius kabliukus ir pagauti kažkokį laimikį. Tai gali būti daroma ir SMS žinutėmis, ir elektroniniais laiškais. Na ir aišku, tikslas yra mus visus, įskaitant ir seniorus, apvogti arba gauti jų duomenis asmens. Ar tam phishingui būtent ir yra jautresnė vyresniųjų ir plus seniorų grupė? Ar tai yra patiklesni žmonės? Nebūtinai, sukčiai tikrai pakankamai plačiai užmeta tuos tinklus ir jų tikslas yra tiesiog pasipelnyti iš to. Deja, ką rodo statistika, kad būtent vyresnio amžiaus žmonės yra tie, kurie dažniausiai, sakykime, taip ir skaudžiausiai nukenčia. Tai nėra tai būtinai patiklumas, bet tiesiog jiems galbūt kartais trūksta žinių atpažinti tą phishingą. Tai bet kaip jį atpažinti? Kaip suprasti? Žmogus gyvena savo gyvenimą, atsikėlė ryte, atsigėrė kavos, ar ne, galbūt ten, nežinau, susitvarkė kažkokius reikalus ir kas jo kasdienoje gali nutikti. Tai yra iš tikrųjų tos tokios tipinės situacijos, kurios mums visiems nutinka. Paprastai norima kažko čia ir dabar. Tai yra greitai sureaguoti, gavom laišką netikėtai, yra kažkokia nuoroda, kažkoks terminas uždėtas ir mums reikia būtent čia ir dabar, nes būtent taip ir bandoma mus apgauti, kad neturėtume laiko pagalvoti ir dėl to reikia iš karto priimti kažkokį sprendimą. Tai ar tai būtų siuntos gavimo žinutė, ar tai būtų laiškas dėl, nežinau, netikslios mokesčių deklaracijos, ar tai būtų kažkoks elektroninis laiškas iš, pavyzdžiui, Sodros dėl pensijos kaupimo. Tai situacijos tikrai dažnai atsikartoja su tam tikromis tendencijomis, kas yra aktualu šiuo metu. Tai tikrai jos būna sąmoningai pritaikytos, kad kuo daugiau žmonių patikėtų, kad tai yra tikra žinutė. Ar galime tiesiog pavardinti, iš kokių, pavyzdžiui, adresatų gali gauti tą phishingą? Tokių labai atpažįstamų, Sodrą jūs jau paminėjote, ne? Taip. Kas dar gali būti? Štai deklaravimo laikotarpiu, kuomet visi deklaruoja mokesčius, sukčiai siunčia apsimetą valstybinę mokesčių inspekciją ir gali siųsti žinutes, kuriuose sakoma, kad jūs atnaujinti duomenis turite, kad prisijungimai kažkas jūsų nutiko ir panašiai. Štai per didįjį tą juodąjį penktadienį, kai yra daugybė išpardavimų, tada sukčiai prisimeta netikromis elektroninėmis parduotuvėmis arba siunčia, kad jūsų siunta kažkur pasiklydo ir jums reikia atnaujinti duomenis. Prieš kalėdinį laikotarpį pagausėja žinučių iš pašto, iš
siuntų tarnybų. Ir va taip, slenkant metais, mes matom, kad tos tendencijos kartojasi. Taipogi elektroniniai laiškai, SMS žinutės, net ir telefoniniai skambučiai gali tapti tuo kabliuku, kuris užkabins žmogų prarasti duomenis arba pinigus. Tai visi tokie kasdienybės mūsų segmentai. Karolina, jūs esate dirbtinio intelekto specialistė, tai tie įrankiai, jie vis didėja, platėja, prieinamumas jų irgi plečiasi. Kaip veikia dirbtinis intelektas, kaip pasitelkiamas būtent sukčiaujant šito phishingo atveju? Tai tikrai galėčiau pritarti kolegijai, sakydama, kad sukčiai tobulėja kartu su aktualijomis ir kadangi dirbtinis intelektas irgi jau tapo šių dienų aktualija. Tarkim, jeigu anksčiau gaudavome laiškus iš policijos, mokesčių inspekcijos ir būdavo visai nesunku atskirti, kad tas laiškas yra neatrodo tai profesionaliai. Tai tarkim dabar pasinaudodami pokalbių robotais, jie gali sukurti kur kas kokybiškesnę apgaulę, negu galėdavo iki tol. Nesakyčiau, kad dirbtinis intelektas atneša kažkokių ypatingų naujovių ar kažkokių neįsprendžiamų problemų. Tiesiog tos apgavystės jos gali būti kokybiškesnės. Bet ar ta kokybė iš tiesų padeda išvilioti daugiau pinigų? Vėlgi nežinau, gal jūs žinot statistikas. Iš tikrųjų, iš gyvenimo, irgi pastebėjau, kažkada gavau žinutę, žinoma, dėl siuntos, tokia klasika, bet ką pastebėjau patobulėjimą, jie jau rašo gramatiškai, raštingai, su lietuviškais rašmenimis ir jau čia patobulėjo, žodžiu, sukčiai. O aš noriu jums dabar pristatyti, pasižiūrėti tokį video, kuri prieš 2 metus ryšių reguliavimo tarnyba sukūrė projektą, vadinasi "Nė vienas nėra pamirštas", kurio pagrindinis tikslas yra būtent senjorų skaitmeninės įtraukties didinimas. Projektas pritraukė daug verslo ir institucinių partnerių, kurie vykdo praktinius mokymus visoje Lietuvoje, tad paskaitas galima buvo stebėti gyvai ir nuotoliu. Nė vienas nėra pamirštas, komanda apmokė daugiau nei 13 000 vyresnių žmonių. Ir pasižiūrėkime būtent su kokiais iššūkiais susiduria mūsų vyresnieji ir kokių skaitmeninių įgūdžių vis dar trūksta jiems. Ryšių reguliavimo tarnyba vedė pas mus mokymus. Norėjau sužinoti daugiau apie skaitmeninį raštingumą ir išmokti ne tik su kompiuteriu dirbti, bet ir telefonu. Tokį užsiėmę pirmą kartą, bet jos manęs negąsdina. Man labiausiai tai naujiena, tai kaip reikėjo pasikeisti telefono numeris, o šiaip tai aš viską tada žinau. Naudojuosi elektroninę bankininkystę ir bilietus, ir moku, ir užsisakau prekes, ir mokesčius moku, ir e-sveikatą puikiausiai susitvarkau. Nemoku mokesčių, sako, be bankininkystės ir nesusimokėsi. Būna, kad elektroninės parduotuvės ten gali nusipirkti kažką, irgi norėčiau, bet nemoku, viskas eina per bankininkystę. Šiandien mokėmės elektroninės bankininkystės, pavyko, labai patenkintas šitos brigados darbo. Dirbau mokytoja, tai mums teko išmokti gana anksti naudotis internetais. Truputį gąsdino, kad tas nesaugumas, nežinia, kam savo duomenis gali pateikti. Paskambino, pasakė, kad aš išlošiau 200 eurų. Niekas mane vis tiek neapgavo, ačiū Dievui. Ta baimė nugalėt gali vyresnis žmogus, bet reikia laiko ir reikia kalbėtis su vyresniu žmogumi. Kažkada labai bijojau ir telefono išmanaus, įsigijau tik po naujų metų. Be vaikų pagalbos aš nieko nesugebėčiau. Matau, kaip sūnus viską žino ir jam pavydžiu, noriu taip pat žinoti. Žiūrint į ateitį, tikrai reikia priprasti prie naujovių, visą laiką prašinėti savo vaikų ar ten pažįstamų, tiesiog labai nesmagu. Ir nebūti našta yra vienas iš tokių labai svarbių dalykų, o mokėjimas naudotis informaciniam technologijom, to savarankiškumo kaip tik suteikia daugiau. Jaunesni žmonės galvoja, kad mes jau nieko nebesugebam, bet iš tikrųjų mes tai norim gyventi ir naudotis visom šiuolaikiniam priemonėm. Tai nenorim būti už ribos, kurią mums nubrėžė jaunesni žmonės. Mes tokie pat.
prieina, parduotuvėn telefoną prikišo ir viskas. Nu, mums da iki to biški toloka, bet mes tenksimės po žingsniuką eiti į priekį. Aš taip manau, kad reikia kiek įmanoma domėtis naujovėmis. Galima pasakyti labai trumpai, kad senjorui reikia ne žuvies, o meškerės, kad jisai pats tą žuvį pasigautų. Ką jau kalbėti, kad tai gali būti ir galimybė, tarkim, papildomų pajamų. Jaučiausi, aišku, geriau, būčiau laisva, nepriklausoma. Tai ačiū senjorams, kuriuos mes pakalbinome Šiauliuose, Vilniuje ir Zarasuose ir galvoju, kad gerai, tai jeigu sako senjorai, kad reikia ne žuvies, o meškerės, tai gal su savo patarimais ir ne su savo įžvalgomis mes tokią meškerę ir ištiesime. Kitas svarbus dalykas, kalbant apie internetinį sukčiavimą, yra įsilaužimas į banko sąskaitas. Na, čia, aišku, turbūt supratimas, kaip yra įsilaužiama į banko sąskaitą, kiekvienas turi savotišką. Ir, pavyzdžiui, senjorai kartais būna labai patiklus ten, kur turėtų būti saugesni, bet visai nepasitikė tikrai saugiamis priemonėmis, išgyvenimo situacija, ar ne? Kad bijo naudotis elektroninę bankininkystę, nes neapčiuopiu pinigų, nežinau, kur jie nukeliavo, kas juos pasiekė, bet tuo pačiu prieėję prie bankomato, neįskaitantis jau kas yra blogai atskirai užsirašę PIN kodą negalvoje, dar ir paprašo štai gal ir maloniai atrodančios saugiai moters praeinančios, bet paskaityti tą PIN kodą ir padėti suvesti. Štai dvi tokios atrodo visiškai ir netokios, kažkokios priešpriešos. Tai kaip va čia duoti suprasti vyresniems žmonėms, kad kur yra saugu, naudokitės drąsiai, o kur sakyti tikrai ne, jokiais būdais taip nesielkite. Tai čia gal apie tokį finansinį irgi raštingumą, ar ne? Iš tiesų, klausydama jūsų klausimo, prisiminiau prieš kokį mėnesį mano tolimai giminaitį nutiko toks atvejis, taipogi senjorė, ir jis sako, laikraštyje pamačiau skelbimą, kuriame buvo siūloma užsidirbti. Ir sako, kažkaip susigundžiau to pasiūlymu ir paskambinau to numeriu. Tie asmenys, sako, labai profesionaliai man paaiškino daugybę dalykų ir paprašė padiktuoti savo banko prisijungimus, kad galėtų man paaiškinti, ką toliau daryti, prisijungimus prie elektroninio pašto, slaptažodžius, kad jie galėtų ten viską patvirtinti, ką reikia. Jis, žinoma, patikliai padiktavo ir iš esmės taip ir buvo užvaldyta štai jos ta internetinė bankininkystė, jos sąskaita, jos visa ta asmeninė erdvė, kurią turėjo saugoti. Tai turbūt pagrindinis dalykas, tie vadinamieji PIN kodai, Smart ID programėlėse, mobiliajame paraše, visi slaptažodžiai, jų niekam niekada nereikia diktuoti. Čia yra pagrindinis dalykas. Bet taip pat greta tų pagrindinių slaptažodžių yra labai svarbu ir kitus duomenis saugoti. Net ir vardas, pavardė, telefono numeris ir elektroninio pašto, atrodo, adresas, dalykai, kurie daugam prieinami viešai, iš tikrųjų gali tapti keliu ir raktu pas tą žmogų. Įsivaizduokit, paskambina jums kažkoks asmuo, žino jūsų vardą ir pavardę, sako, vat netrukus jums atsiųsime paštą patvirtinimą, kad čia tikrai aš skambinu, jūs atsidarot paštą, gaunat kažkokį keistą patvirtinimą ir jau beveik esate tikras, kad skambina tikra institucija. Nesvarbu, kas tai būtų policija, mokesčių inspekcija, sodra ar bet kas kitas. Ir štai turint tokius elementarius paprastus duomenis, galima sukurti visą tą įsivaizdavimą, kad skambina tikra institucija. Tai vat pagrindinis dalykas išlieka budrumas. Nediktuoti niekam niekada, jokie bankai, jokia institucija neprašys jūsų slaptažodžių ar prisijungimo domenų. Tai čia toks pagrindinis raudona vėliavėlė, kuri turėtų užsižiebti vos išgirdus, kad padiktuokit PIN kodą. O dabar vėlgi su užsirašymu savo svarbių slaptažodžių kažkur ant popierėlio ar į tą patį telefono numerį. Ką čia patarti? Kaip jau ir viskas aišku, kad reikėtų įsiminti, bet gal dar turite kažkokių tokių patarimų, tokių, kurie tikrai suveiks būtent vyresniems žmonėms? Turbūt pirmiausia, nelaikyti vienoje vietoje šitų daiktų. Kad užsirašom, tai mes turbūt kiekvienas turim kažkokią nuodėmę šitoje srityje ir esam užsirašę kažkur kažką. Svarbu, kad, pametus kortelę, ant jos nebūtų užrašyta to PIN kodo. Nelaikykim tokių dalykų piniginėje, ar ne? Tai turbūt pagrindinis dalykas, nes ne visi mes galim viską atsiminti. Užsirašykim tiesiog kitoj vietoj, kad tai gulėtų. Tai turbūt čia pagrindinis būtų toks paprastas patarimas.
Arba, pavyzdžiui, galbūt užkoduoti kažkokioje eilėje, sekoje skaičių, pavadinti, nežinau, Genute Petrauskienė vardas pavardenis, ne va tai telefono numerį kažkieno nešiojas, bet supranti, kad, pavyzdžiui, kažkurie dabar tie skaičiai yra galbūt kombinacija. Nu, tokia čia bendrai galvoju, bendrai bandau sukurti. Kalbant apie internetinės bankininkystės, nors senjorai dažnai atrodo nepatikliai žiūri jas, bet įsivaizduokim, sėkmingo sukčiavimo atveju, jeigu mes atiduodam grinuosius pinigus, viskas, mes juos atidavėm. Bankinio pavedimo atveju per tą trumpą laiką mes dar tikrai galime kreiptis į banką ir galbūt yra galimybė mums tą sumą pinigų, kuri buvo pervesta, būtent tuo principu susigrąžinti. Tai šia prasme bankas netgi duoda mums papildomą saugiklį, jeigu mes patys paslydome ant to jauko, kažkaip susiviliojame, tai galbūt mūsų bankas dar šitoje vietoje išgelbės. O dėl paties įsilaužimo, tai iš tikrųjų bendra rekomendacija yra visur, kur įmanoma naudoti 2 veiksnių tapatumo nustatymą. Tai gali būti vienas kažkoks slaptažodis ar naudotojo kodas ir panašiai, bet yra svarbu turėti kažkokį papildomą savo tapatybės patvirtinimą. Tai gali būti kažkas, kas aš esu, tarkim, biometriniai duomenys, kažkas, ką žinau, kažkoks dar vienas papildomas slaptažodis, tarkim, Smart ID programėlėje turime dar 2 PIN kodus, ir kažkas, ką aš turiu, tai irgi yra tokios priemonės, kurias, tik jas turint, mes galime pasiekti tam tikras paskyras. Tai šioje vietoje bankai mus pakankamai intensyviai edukuoja, kad mes turėtume pratintis prie tokių priemonių naudojimo ir jeigu turime galimybę jas naudoti ir visur kitur, nes, faktas, kad tai yra žymiai, apsunkina tą galimą įsilaužimą į internetinę bankininkystę. Dirbtinis intelektas, būtent dėl įsilaužimo į sąskaitas ar ne žmonių, kažkaip vėlgi pasitelkiamas sukčių, kaip jūs pastebit? Aš gal tokį kitą dalyką norėčiau akcentuoti apie vėl tą grįžtant prie meškerės. Mes labai dažnai sakom įsilaužę į banką, mes įsivaizduojam lyg tai tą patį įsilaužimą kaip kažkokį labai sudėtingą veiksmą. Iš tiesų, tai kažkas prisijungia prie jūsų banko, jums davus kodus ir padiktavus. Tai iš tikrųjų, man atrodo, jeigu žmonės suprastų, kad tai nėra kažkoks mistiškas įsilaužimas. Kažkoks brutalus veiksmas, ar ne? Taip, kad tai yra tiesiog prisijungimas. Taip pat kaip tikriausiai žmonės kartais yra įpratę savo artimiesiams padiktuoti, kad prisijungtų ir padarytų kažkokį pavedimą. Tuomet gal tas supratimas, kaip tai veikia, šiek tiek padėtų būti atsargesniems. O dėl dirbtinio intelekto, vėlgi gali būti kažkoks įtikimesnis laiškas ar gal kažkokia, tarkim, elektroninė parduotuvė, kuri nukreipia, bet pats dirbtinis intelektas kaip technologija to tikriausiai nedaro. Tai daro žmonės, kurie naudojasi jo kaip įrankiu. Ar galime pavardinti, kas tai yra, ką mes turime saugoti? Kas tai yra? Tai tikriausiai visa jautri informacija yra mūsų, kaip ir minėjo, net ir vardas, pavardė, ryšiai, adresas, telefono numeris. Tai čia, sakyčiau, tokie, kur nereikėtų labai plačiai dalintis, o svarbiausia tikrai yra visi prisijungimai arba galimybė patekti prie jūsų pinigų, kažkokių sistemų, kurios vėlgi veda prie pinigų. Galbūt turit kažkokią elektroninę parduotuvę prisijungę, kur yra išsisaugoję jūsų mokėjimo duomenis. Tai iš principo visi keliai link pinigų turėtų būti uždari. Ir tikriausiai patarimas būtų žinoti tuos kelius, nepalikti tos žinios artimiesiam, jaunesniem, bet įsiminti, suprasti, kaip veikia, kaip pinigai ateina, kaip išeina ir kaip prie jų galima prieiti. Duomenų panaudojimas greitosioms paskoloms, tai irgi turbūt jautri tema būtent tai amžiaus grupėje, apie kurią mes šiandien kalbam. Ar vis dar yra populiaru būtent tarp sukčių išgauti duomenis asmeninius tam, kad vėliau būtų paimtos tos greitosios paskolos, tie visi kreditai greitieji? Kaip jūs pastebit?
Tokių atvejų tikrai dar pasitaiko ir Lietuvos banke tikrai laiks nuo laiko gauname skundų, prašymų padėti būtent šiuo atveju. Ir taip, yra du keliai turbūt, kaip yra paimamos paskolos žmogaus vardu. Tai vienu atveju pats žmogus yra įtikinamas paimti paskolą ir, pavyzdžiui, investuoti labai dažnai tai susiję būna su kripto. Siūloma investuoti kripto, jeigu pinigų neturit, imkit paskolą. Tai žmogus tarytum pats pasima, bet būna įtikintas imti tą kreditą. Antru atveju pasitaiko situacijų, kuomet žmogus nesuprasdamas tą kreditą paima. Tai reiškia, pavyzdžiui, žmogus kaip phishingo atveju, buvo kažkokia nuoroda, jis ją paspaudė, jo paprašė kažką patvirtinti, jis nesuprasdamas, galbūt labai greitai darydamas patvirtino, o sukčiai tuo metu galbūt jo vardu jau užpildė paraišką ir laukia jo to tiesiog patvirtinimo. Todėl labai svarbu šitoje vietoje skaityti, kas parašyta, kai iššoka tos Smart ID arba mobilaus parašo, tie tekstukai, sutikrinti tuos skaičius ekrane ir savo telefone, kad tikrai... Nes žmonės kartais daro, kad greičiau, ar ne? Taip, prisipažinkime, esam kiekvienas paspaudęs greitai, nes nepasižiūrėję, bet labai svarbu patikrinti ir atlikti veiksmus sąmoningai. Kaip nuo to apsisaugoti, tai tiem, kas tikrai nenori imti paskolų, neplanuoja to artimiausiu metu daryti, ir Lietuvos bankas administruoja tokią sistemą Stop vartojimo kreditai. Paprastai, jeigu suvesite internetiniai naršykliai Stop vartojimo kreditai, rasite šią sistemą ir į ją įsirašius, toks žmogus negalės gauti jokios paskolos. Tai net jeigu jūsų vardu ir bus paimtas tas kreditas kažkokiu neapsižiūrėjimo atveju, jis bus laikomas negaliojančiu tiesiog. Į šią sistemą lengva tiek įsirašyti, tiek iš jos išsirašyti, jeigu poreikis imti kreditą atsirastų, bet tai yra nuostabi priemonė būti saugiam, ypatingai seniorams, kurie tikriausiai nėra iš tų labiausiai imančių kreditą, jau tuos greituosius kreditus, tad tikrai labai paskatinčiau pasinaudoti šitą nemokamą galimybę. Vis dėlto, kai tai nutinka, atsitinka, ar ne, kad įvyko toks sukčiavimo atvejis, kažkas jūsų vardu pasiėmė paskolą, kaip tokia istorijų baigtis atrodo? Kada žmogus sužino, kad jis yra į tai įtrauktas? Čia, Aira, gal jūs pasakysit? Deja, yra pakankamai neseniai tekę girdėti apie situaciją, kai buvo irgi sukčiai pakankamai ilgai, keletą dienų įtikinę žmogų, sudėtingą situaciją sugalvoja, ne tik išvilioja pinigus, būtent paimant greituosius kreditus iš asmeninės banko sąskaitos, bet ir kartu pasinaudodami bendrijos banko sąskaitą. Tai kodėl mes visuomet akcentuojame, kad edukuotis apie kibernetinį saugumą yra svarbu ne tik dėl mūsų pačių, bet ir mūsų aplinkinio rato, nes tikrai tik kartu galime apsisaugoti nuo tokių situacijų. Bet jeigu žmogus, kai sužino, būna, kad prieš faktą yra pastatomas, nežinau, kreditoriai skambina ir sako, jūsų nemokate savo įmokų ir panašiai, tokios istorijos irgi nutinka, kas tada toliau? Tų situacijų turbūt yra įvairių ir baigčių yra įvairių, tiek laimingų, tiek nelaimingų, bet kuriuo atveju sužinosite apie tokį atvejį, kuo skubiau reiktų kreiptis į policiją, kuo greičiau kreiptis į tą kreditorių arba tą įstaigą, iš kurios buvo paimtas kreditas, bandyti išsiaiškinti situaciją. Ir turbūt vieno teisingo atsakymo aš nepasakysiu, kaip gali baigtis, tai geriau tiesiog įvengti tokių situacijų, kiek įmanoma žmogui, įsirašyti geriau į tą sąrašą ir būti saugiam. Nes vėlgi sakau, čia situacijų gali būti net ir labai liūdnai pasibaigusių. Bet kaip sakote, svarbiausia, kad pamiršti visus gėdos jausmus, ką kiti pagalvos, jau kaip nutiko, kreiptis iš karto į pareigūnus. Apie telefoninius sukčius, tai visus tai yra palietę. Nėra turbūt nei vieno žmogaus, nei iš mūsų, nei mus stebi, kad kažkam kažkas nebūtų paskambinęs iš sukčių. Ir yra toks labai geras vienas video, kur mes irgi esame jums paruošę pasižiūrėti, apie gerą priešnuodį telefoniniams sukčiams. Londono Virgin Media 02 komanda sukūrė tokią močiutę. Reikėtų sakyti, kad ji yra dirbtinio intelekto, bet kaip pamatysite, nuostabi puikiai močiutė. Ir jos pagrindinė užduotis yra iš proto vesti sukčius. Ne kad jie mūsų iš proto vestų, o ta močiutė Daisy yra pasirengusi tuos sukčius telefoninius išvesti iš proto. Pažiūrim. I'm an AI created by O2 to waste phone scammers' time. So W is then a dot. 3 times W and then dot. I think your profession is bothering people, right? I'm just trying to have a little chat. It's nearly been an hour! For the love of... Gosh, how time flies. It's showing me a picture of my cat, Fluffy. Stop calling me dear, you stupid... Got it, dear. Because while they're busy talking to me,
They can't be scamming you. And let's face it, dear, I've got all the time in the world. Kaip jums močiutė Daisy? Atkakli. Atkakli. Esmė yra tokia, kad principas yra toks, kad jums paskambina sukčius, ar ne, jūs nukreipiate į tam tikrą tarnybą pagal jų numerį, to sukčiaus numerį ir tada jau močiutė Daisy, kur ten yra nesuskaičiuojama galybė, dirbtinis intelektas, čia jau apie galimybės, kai kalbam, pasitarnauja, skambina tiems sukčiams ir užiminėja jų laiką, kol jie užimti su močiutė Daisy, aišku, nepaskambins niekam kitam. Karolina, gal jūs žinote apie Lietuvos situaciją, gal mes tokių močiučių irgi turim jau, tik dar aš gal nežinau? Aš iš tiesų labai norėčiau, kad mes turėtumėm tokių močiučių. Gal ką svarbu paminėti apie būtent šią močiutę, kad ji taip pat yra ir reklaminė kampanija. Ir kai po to darė apžvalgą, kiek labiausiai ir kur labiausiai padėjo ši močiutė, tai dauguma atsakė apie edukaciją. Tai močiutė Daisy, jos numeris yra paskelbiamas tarp sukčių ir yra vienas iš variantų ir kai paskambina, tuomet ji užima tuos sukčius. Na, Lietuvoje dėja nemanau, kad greitų metų mes turėsime. Galbūt vėlgi, jeigu mes galvotumėm apie tai kaip reklaminę kampaniją, tai būtų, manau, labai sveikintinas sprendimas. Realybėje sukurti tokį veikiantį, funkcionuojantį dirbtinio intelekto sprendimą kainuoja, tai yra labai brangu ir tas reikalauja daug resursų. Tai kol kas mes dar dėja, bet nesame. Turim savo jėgomis. Gerai, tuomet galbūt keletas patarimų, kai sulaukite įtartino skambučio, į ką atkreipti dėmesį? Aš gal pasakyčiau, taip gal nuskambės grubiai, jeigu jūs jau pabendravote, juos pavaikėte kažkiek, na tai tiesiog galite sulaukti labai tokių psichologiškai sunkių pasiekmių, tai nevaidinkime didvyrių, blokuokime tiesiog iš karto numerius. Va štai keliaujant į šią laidą, man skambino rusiško balsu prisistatęs vyriškis, aš iš karto užblokavau, išjungiau, nežinau, ko jis norėjo, bet akivaizdžiai buvo sukčiaus skambutis ir viskas, aš nebesulaukiau daugiau skambučių. Tai čia turbūt patarimas tokiem paprastiem žmonėm. Tegu dirba institucijos, tegu dirba specialistai, dirbtinio intelekto agentai, o mes tiesiog blokuokim ir nesileiskim į kalbas. Tai čia toks pagrindinis patarimas. Apie tuos įsilaužimus ne tik į banko sąskaitą, bet, pavyzdžiui, ir į kitas visas paskyras, ar ne pačias įvairiausias, elektroninis paštas, kitos paskyros, kurios naudojamos labai plačiai, kad ir internetinėse parduotuvėse, kur esmė yra priėjimas per slaptažodį. Apie slaptažodžio naudojimą. Ką irgi turėtume žinoti, kad nebūtų slaptažodis 1234 arba žmogaus vardas 1234. Nuo savęs irgi, pavyzdžiui, kaip ir tu, kai slaptažodžių tiek daug reikia dabar, ar ne šiais laikais, kaip vėl nepasimesti, ką daryti, vat nuo savęs. Įsivaizduokim slaptažodžių kūrimą kaip tikrai nemenka tokia atminties treniravimą nuolatinį ir tikrai būtų labai sunku juos kiekvienoje paskyroje unikalų, ilgą pakankamai, tai kalbame apie nemažiau 14 simbolių, net ir kuo ilgesnis, iš esmės tuo saugesnis jis yra slaptažodis. Aišku, reikėtų nepamiršti mažosios didžiosios raidės, specialūs kažkokie simboliai, skaičiai, tai tikrai kuo jis sudėtingesnis ir jeigu ten ir frazė kažkokia mums tik suvokiama ir žinoma užkoduota, tai jau kalbame net apie ne slaptažodžius, o tarsi slaptafrazės iš esmės. Jau kažkoks tai teiginys turėtų būti, tai jau automatiškai užkoduotų kažkokį jį ir ilgesnį. Tai tikrai bendra rekomendacija, aišku, būtų jų neužsirašinėti, jeigu jaučiam, kad to neįmanoma kitaip atsiminti, tai bent jau reikėtų taip labai akivaizdžiai, ką ir minėjo Viktorija, vienoje vietoje to nereikėtų užsirašyti arba mėginti kažkaip užkoduoti, kad tik aš pats žinočiau, kad šitas slaptažodis yra, pavyzdžiui, nuo mano elektroninio pašto. Tokį labai gerą, naudingą video sukūrė ryšių reguliavimo tarnybos partneriai prisijungus Lietuva ir tiesiog moko paprastai imti ir pasižiūrėti, kaip susikurti saugų slaptažodį. Slaptažodis tai slapta tik jums žinoma simbolių seka, naudojama tapatybei patvirtinti, prisijungiant prie įvairių paskyrų internete, atrakinant kompiuterį ar failą.
Interneto naudotojai dažnai naudoja itin paprastus slaptažodžius. Tokius slaptažodžius galima labai lengvai atspėti ir pasisavinti jais apsaugotą asmeninę informaciją ar pinigus. Todėl naudokite stiprius slaptažodžius, kuriuos būtų sunku atspėti. Kaip sukurti saugų slaptažodį? Slaptažodį turėtų sudaryti ne mažiau kaip 10 simbolių. Todėl sugalvokite keletą atsitiktinių, bet jums lengvai įsimenamų žodžių. Pavyzdžiui, akis, nosis, ausis ir juos įsiminkite. Tada sugalvokite lengvai įsimenamą datą, pavyzdžiui, 1410. Tuomet sudėkite šiuos žodžius ir skaičius kartu. Skaičius išskaidykite ir įterpkite tarp žodžių. Taip pat kai kurias raides pakeiskite didžiosiomis ir pridėkite keletą specialiųjų simbolių, pavyzdžiui, klaustuką, šauktuką ar groteles. Sveikiname, jūs sukūrėte lengvai įsimenamą ir saugų slaptažodį. Tokiu principu sugalvotų slaptažodžių neužsirašinėkite. Pasistengkite juos įsiminti. Karolina, turite dar papildomą tokį patarimą, ar ne, prie tų slaptažodžių kūrimo, kad dar palengvint viską? Taip, ir iš tikrųjų technologijos mums visai palengvina gyvenimą. Tai patarimas būtų atskirti tuos svarbiausius slaptažodžius ir juos tikrai nuoširdžiai sukurti sudėtingus. Elektroninis paštas, prisijungimas prie vairių paslaugų, ta pati Sodra, mokesčių inspekcija, elektroniniai vartai, sveikatos duomenys. Na, o daug kur kitur jau mes galime jungtis naudodami elektroninio pašto paskyras, kurios užtikrina saugumą, tik tai tuomet vėlgi reikia jau labai atsakingai sukurti elektroninio pašto paskyrą, saugę ir saugoti slaptažodį. Nes jeigu jungsime tą paskyrą, tai kol nepasieks mūsų patvirtinimas elektroninį paštą, neveiks, žodžiu, būtent prie kažkokių vartų, kur norime prisijungti. Bet dabar mes pakalbėkime apie netikras elektroninės parduotuvės, nes kad tikrų jau yra labai daug, bet šalia to didėja kiekis netikrų. Tai va čia toks iššūkis, tai kaip suprasti ir atskirti, kad neapsipirkti kabutėse ir prarasti tik visus pinigus, o gal ir dar svarbius savo duomenis, ar ne, kas yra irgi labai brangu. Tai kokie tie pirmieji požymiai, vat atsidarai langą, arba tau kažkas pasiūlo reklamą, ko gero greičiausiai, ir ne vienas iš tokių būdų sukčių pasiekti. Ir kas atsidarius tą langą parduotuvės jau iš karto kelia įtarimą ir nerimą? Per gerai, kad būtų tiesa. Tokios elektroninės parduotuvės, kurios yra kūriamos tikslu gauti pinigų ir dažniausiai, vėlgi mes jau tikriausiai visos minėjome tą skubos elementą, tuomet atsidarius tokią parduotuvę atrodo viskas labai labai pigu, labai reikalinga, norisi čia ir dabar. Ir dar toksai tiksi laikrodukas, kad tokios kainos galios tik tam tikrą laiką, vos ne kelias valandas. Taip. Tai vienas požymis. Kitas požymis, ar mes grafiškai plika akimi galime nustatyti, kad čia yra, ko gero, kažkokia įtartina, šabloniška ir, feikinė, dar kitaip vadinant, tegu vyresni irgi tuos terminus supranta, žodžiu, netikra sukčių elektroninė parduotuvė. Kai kuriuose parduotuvėse atsidarius neveikia dalis nuorodų. Jos atrodo tokios netikros, paspaudėlį kažkas atsidaro, bet kalba pradeda pasikeisti. Na, tai jeigu titulinis, tarkim, lietuvių kalba, lendant giliau gal atsiranda rusų kalba ar dar kažkokie nesuprantami ženklai arba rodo kažkokias klaidas. Dar vienas dalykas gali būti prie pat to vadinamo URL kodo, tai yra to nuorodos. Taip, dažnai yra tas ženkliukas ir būna kartais toks trikampiukas parodytas šauktukas, tai ypatingai tos svetainės, kurios turi šauktukus, reikėtų jas atkreipti didesnį dėmesį, nes jos gali būti nesaugios, ypatingai jeigu jūs ten vedate savo kortelės duomenis. Tai iškart sakau, į tokias svetainės geriau nieko nevesti, kas susijęs su jūsų kortelės duomenimis. O kaip tada vis dėlto apsipirkti tose parduotuvėse, nes mes dabar jau kaip ir beveik neįsivaizduojam savo tokio gyvenimo kasdienio, bet tų elektroninių parduotuvių, nes tai labai patogu. Ypač vyresniems žmonėms, ypač mažesniuose miesteliuose, ar ne? Visuomet galime tiesiog, nepasikliauti to pirminiu svetainės vaizdu, bet tiesiog, tarsi nuvažiuoti į jos apačią ir pažiūrėti, pavyzdžiui, kontaktų skiltį, ar yra rekvizitai kažkokie tvarkingi, ar ta parduotuvė turi, pavyzdžiui, savo įsisteigusią
įsteigus į kažkokį fizinį adresą. Na ir dar labai gera priemonė būtų tiesiog patikrinti, ar ta kitoje svetainėje kažkokia, ar ta svetainė iš tikrųjų pats verslas iš esmės, ar jis egzistuoja kaip dalykas, galbūt jis vakar dieną buvo įkurtas ir juo tikrai nereikėtų pasitikėti. Nepamirškim to, kad galbūt jeigu net ir nesam girdėję apie tą svetainę, tai jau irgi gali būti vienas iš tokių šauktukų, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, jeigu tiesiog mums iki šiol nebuvo girdėta, kaip kad lyginant su kitom, kurios tikrai yra plačiai žinomos. Ir Karolina, užvedėt irgi apie tą su mintimi, kad per gerai, kad būtų tiesa, turint omenyje siūlomas kainas, kas turbūt žmonės labai paperka. Tai mes dabar tikriausiai reikėtų atskirti dviejų tipų apgaulės. Tai yra vienos tos, kurios bando sukurti kažkokią visiškai naują, unikalią parduotuvę. Aš visai neseniai mačiau vieną, kurioje net prekės buvo įkeltos dirbtinio intelekto įrankiai su generuotais vaizdais. Tai buvo tikrai labai akivaizdu, kad tai yra apgaulės būdu parduotuvė įkurta. Bet yra ir parduotuvės, kurios kopijuoja jau egzistuojančias parduotuvės. Ir jeigu mes būdami... Jūs gerai atpažįstam mūsų prekės ženklus, ar ne? Taip, ir jeigu mes naršome kompiuteryje, tai patarimai yra labai geri visą laiką pasižiūrėti nuorodą, ar tai yra saugi, ar nėra kažkokio ženkliuko, kontaktai taip pat. Bet jeigu mes naršome telefonu, tokius dalykus pamatyti ir patikrinti yra kur kas sudėtingiau. Tai aš gal pridėčiau tiesiog žiūrėti įvertinimus, ieškoti paieškoje, toj pačioj Google, ieškoti apie atsiliepimų apie tą parduotuvę konkrečią ir neskubėti pirkti. Ir aš papildyčiau dėl atsiliepimų. Iš tikrųjų, sukčiai sugeba jų ir prikurti. Tai reiktų žiūrėti ar ir tą kritinį kiekį, nes 50 atsiliepimų sukurti labai lengva yra. Tai irgi turėtų būti akcentas, kad turi būti ir neigiamų, ir teigiamų. Aišku, čia yra vėlgi bandymas pritemti kažkiek, bet tai gali būti tie indikatoriai, kurie padėtų irgi uždegtas raudonas lemputes. Dauguma tikrų elektroninių parduotuvių, jos turi atsiskaitimo būdą, kuomet nereikia suvesti kortelės duomenų, o kuomet yra leidžiama prisijungti prie jūsų banko. Tai aš pati, jeigu matau, jog elektroninė parduotuvė prašo mane suvesti kortelės duomenis ir neturi galimybės prisijungti prie mano banko, aš jau pati žiūriu skeptiškai tokią elektroninę parduotuvę. Tai čia gal irgi būtų vienas toks saugiklis ir dar vienas patikrinimo elementas, nes dar yra laikas, kai galima atšaukti pirkimą. Ir greta to, ką kolegė pasakė, iš tiesų apskritai, ar ne, bendrai žiūrint tą raštingumą, kiekvienas internetiniai bankininkystėje turim sąskaitą ir labai dažnai turim ją vieną susietą su kortele ir laikom ten visus pinigus. Tai jeigu palyginti, mes juk visų grinų pinigų, kiek tik tai turim, nesinešiojam nuolat rankinėje. Tai vertėtų susikurti tą papildomą banko sąskaitą, kuri būtų atsieta nuo kortelės ir į kortelę tiesiog persivesti tiek pinigų, kiek reikia. Ir čia iš tikrųjų mes su mano tėvais kaip tik nesenai tą padarėme, susitvarkėme, kad jų visi pinigai, kuriuos jie turi banko sąskaitoj, gulėtų atsieti nuo kortelės ir jie kaskart kišenėje jų neturėtų. Taip, ir jeigu pamestų kortelę, tai irgi būtų žymiai mažiau tos bėdos ir tų problemų. Gerai, dabar kalbėsime apie dirbtinio intelekto sprendimus, kurie palengvina gyvenimą ir padeda geriau įsiminti informaciją. Tikrai nereikėtų galvoti, kad ten kažkokie labai sudėtingi tie įrankiai gali būti. Tai yra labai kartais ir paprasti kasdieniniai dalykai. Tai kad ir gėlių priežiūra, sodininkystės įvairūs patarimai. Tai yra tikrai nemažai įrankių ir programėlių, kur dirbtinis intelektas yra pasitelkiamas. Kaip veikia, pavyzdžiui, nes kartais galbūt gali sukelti tokį dirbtinis intelektas dar vis toks gąsdinantis terminas, tarsi tai yra robotas vaikštantis po patalpą, ar ne, ir norintis užimti žmogaus vietą. Bet, kaip sakote, programėlė, kurioje gali nufotografuoti augalą, sužinoti jo pavadinimą, jo priežiūro patarimus ir panašius dalykus. Galbūt kuo serga tuo metu augalas, tiesiog įkelti nuotrauką ir jau analizė kažkokia yra atliekama, taip, kuri padės tiesiog juo pasirūpinti. Karolina, ką jūs matote kaip šitos sferos atstovė? Dabar išpopuliarėję pokalbių robotai, manau, tikrai gali būti naudingi.
Pavyzdžiui, priminti, išgerti vaistus, kartais pasipasakoti, papasakoti kažkokią situaciją. Netgi galima tą patį pokalbių robotą pakalbinti susidūrus su kažkokia neaiškia situacija, kur yra įtariami sukčiai. Ir manau, kad pokalbių robotas galėtų visai neblogai atpažinti tokias situacijas. Tai tų situacijų gali būti labai daug ir labai įvairių, todėl aš tikrai labai rekomenduočiau tiesiog bandyti, kalbėti, aišku, žinant tą faktą, kad pokalbių robotai haliucinuoja ir ne viskas yra tiesa, kas yra pasakoma, bet yra kita grupė dirbtinio intelekto įrankių, tai būtent kuomet dirbtinio intelekto technologija yra pritaikoma konkrečiam sprendimui. Tai gali būti išmanūs įrenginiai, kurie padeda sekti sveikatos rodiklius tam tikrus. Tai gali būti, tarkim, mano senelis yra aklas ir jis turi telefoną, kurį gali valdyti balsu, lietuviškai pasakyti. Tai mes turime tokį sprendimą. Tai tik taip dar norėčiau atkreipti dėmesį, kad tai vėlgi gali tapti sukčių įrankiu, kuomet kažkas pasakys, kad naudokite tokį ir tokią programėlę, čia dirbtinis intelektas, jums gali padėti, sumokėkite. Tai aš truputį turiu tokią nuojautą, kad tai tikrai gali tapti, kadangi daug kalbam apie dirbtinį intelektą, tai jeigu kažkas planuoja vartoti ar kažkokias programėlės siūstis, tai siūskite tik tai tas, kurios yra žinomos visame pasaulyje, naudojamos ir patvirtintos. Ir grįžtant prie to žalingo turinio, ar ne, kuris egzistuoja apie tuos iššūkius, tai pasižiūrėkime irgi video apie tai, kur kreiptis, susidūrus su žalingu turiniu, nutikus kokiai nelaimiai. Kviečiame pasižiūrėti, kaip internete galima užpildyti tą paraišką ir dar būtinai papasakosiu, kur galima kreiptis apie bibliotekas netrukus. Naršydami interneto erdvėje mes galime rasti ne tik daug naudingos informacijos, bet ir susidurti su žalingu arba neteisėtu turiniu. Labai svarbu šį turinį atpažinti, įvertinti ir apie jį pranešti. Tai galite padaryti svetainėje švarusinternetas.lt. Norėdami pranešti apie aptiktą neteisėtą ar žalingą informaciją, spauskite mygtuką Pranešk. Jums atsidarys pranešimų anketa, kurioje galėsite suvesti duomenis apie pastebėtą žalingą ar neteisėtą turinį. Pirmiausiai turite nurodyti neteisėto turinio rūšį. Tai gali būti narkotikai, patyčios, pedofilija, pornografija, smurtas, rasizmas, tautinė nesantaika. Jeigu nerandate tinkamos rūšies, pasirinkite kitą. Tuomet pasirinkite vietą, kurioje aptikote šį turinį. Tai gali būti interneto puslapis, naujienų grupė arba P2P, lygiaverčio keitimosi failais tinklai. Nukopijuokite tinklalapio, kuriame pastebėjote žalingą ar neteisėtą turinį adresą naršyklės adreso laukelyje ir įkelkite į pranešimų anketos laukelį skirtą internetiniam adresui. Jei pastebėjote žalingą ar neteisėtą turinį keliuose skirtinguose interneto puslapiuose, galite pridėti papildomų adresų laukelių. Pastabų laukelyje galite pateikti papildomą informaciją apie žalingą ar neteisėtą turinį. Pildydami pranešimą neprivalote pateikti savo asmens duomenų. Jeigu norite gauti atsakymą į pateiktą pranešimą, nurodykite savo kontaktinę informaciją. Užpildę anketą įveskite apsaugos kodą ir spauskite Siųsti. Visi pranešimai bus patikrinti ir jiems pasitvirtinus bus imamasi atitinkamų veiksmų, kad žalingas ar neteisėtas turinys būtų pašalintas. Sužinokite daugiau svetainėje Švarus internetas. Tai ačiū švarusinternetas.lt už didžiulę pagalbą, kuriant šią mūsų laidą. Ir tuo pačiu priminsiu, kad švarus internetas yra pagrindinis tikslas, kad visi mes būtume saugus, visi rastume vietą internete, nuo pačių mažiausių iki pačių vyriausių. O dar apie tą, ieškojimą informacijos, radimą, sužinojimą, kartais būna, kad senjorams apie internete sunku ieškoti. Tai egzistuoja puikus dalykas. Bibliotekos ir ryšių reguliavimo tarnyba dirba net su 60 bibliotekų ir jų skyriais visoje Lietuvoje, kur galima ateiti ir gauti reikiamą konsultaciją. Tiesiog ateikite, kreipkitės, noriu sužinoti apie tą ir atsiras darbuotojas, kuris tikrai jums papasakos. Ryšių reguliavimo tarnybos projekto tikslas, kad nei vienas neliktų pamirštas ir vis Lietuvos gyventojai įgytų skaitmeninio raštingumo įgūdžius. Aira, žinau, kad ir jūs turite dar vieną alternatyvą, ar ne, kur irgi sužinoti daugiau apie tą raštingumą interneto.
Taip, tai galbūt yra seniorų, kuriems būtų sunkiau atvykti į biblioteką arba tiesiog yra įpratę daugiau domėtis namuose. Tai Nacionalinis kibernetinio saugumo centras iš tiesų visai neseniai į savo e-mokymo platformą patalpino kaip tik kursą, kibernetinės higienos kursą seniorams. Tai visą tai, ką šiandien aptarėme, tikrai galima išsamiau su praktiniais, konkrečiais pavyzdžiais ir interaktyviai sužinoti, praeiti maždaug valandos trukmės kursą ir gauti skaitmeninį sertifikatą. Ir sertifikatą. Bet irgi labai šaunu, ar ne, mokytis. Tai labai ačiū už šios dienos diskusiją. Dėkoju Jums, Airai Gecevičiūtei, Nacionalinio kibernetinio saugumo centro kompetencijų ugdymo skyriaus specialistei, Karolinai Griciūnei, Swirl AI direktoriai, vadoviai ir Viktorijai Dičpinigaitienei, Lietuvos banko finansinio raštingumo centro vadoviai. Dėkui.